įvartyje lemia labai daug. Energijos ataka Egidijus Binkulis ir turėjo progą. Energijos ataka yra proga, Tadas Kumeliauskas ir 1-0. Energija šiandien verčia. Kai Pankai žaidė 2 rungtynes namuose. Pankų ataka ir galimybė lyginti. Kitame krašte Kipras Grabliauskas, Kumeliauskas pats iki galo, Aivaras Bendžius ir Aurimas Gaidauskas. Dabar atakoje išdalėjo dabar varžovų metimo metu ranką Laurynas Lubys. Pankų komandos vienu metu ir daugiau netekčių. Pankų ataka ir 1-1. 1-1 Artiomas Redko lygina. Daug kovos, Pankų ataka. Čeki. Paskutinės sekundės, Pankų ataka ir čia Simas Baltrūnas šiandien Pankų vartuose, Laurynas Lubys gina Energijos vartus. Labai tikėtina, jog viskas spręsis iki paskutinio. Čia 2 praktiškai prieš 1 iš pradžių buvo, vėliau 2 prieš 3. Dabar Pankų ataka, geras perdavimas, puikiai norėdami pasinaudoti savo pranašumu, bet jau stojasi iš savo vietos Tadas Kumeliauskas. Ir 2-1, besibaigiant dar. Egidijus Binkulis. Šeimininkams. Ir galiausiai visa tai kainuoja labai brangiai. Energija. Egidijus Binkulis sulaukė perdavimo jis, Matas Čyvas, metimas, Aleksas Maunula, Kovas. Nikas Motiejūnas yra proga Pankams, dabar jau kaip Panks Motutojas, ledo ritulininkai. Dar kartelė. Dar vienas bandymas. Tiesiog kūnais krenta Energijos žaidėjai. Gynyboje gražus gynybinis epizodas. Ir dabar po geros gynybos pavykdavo pasinaudoti, bet bent po vieną labai gerą progą per tą 2 minučių pasidaryti savo vieną įvarčio pranašumą, ką Energija turėjo pirmajame kėlinyje kurį laiką, buvo Paulius Lučevičius. Toks metimas, jau tik žvilgsniu palydėjo Simas Baltrūnas situaciją. Tikrai pareikalauja daug jėgų, intensyvios rungtynės, lygios rungtynės. Metimas įdama 5 prieš 5. Dabar Energijos pavojinga ataka įgis pranašumą. Ir dabar jau Pankai turi pranašumą žaidime. Aleksas Maunula. Pavojinga situacija. Skudrevičius, Paulas Verenis, Aleksas Maunula. Yra proga, Kaškadauskas, Rokas Bacevičius. Nuotas Ragas ir Energijos proga. Energijos proga ir rezultatas tampa 4-2. Kaškadauskas.
Ir Timonas Mažulis stebi įvykius. Bet dabar Energijos komandos ataka. Galima net ir uždaryti jau. Bankams įvarčius pelnė Artiomas Redko rungtynėse. Kalbu apie intrigą ir nugalėtojo klausimą. Pavyksta apsiginti Pangelinius. Sugeba įrodyti pranašumą, dėkoja Energijos žaidėjai ir Laurynui Lūbiui. Galima pasveikinti Elektrėnų komandos sirgalius, kurie lieka pasitenkinti kovo iki galo, bet net ir taškelio šiandien.